Labas rytas, pasaulį. Kaip tingiu keltis. Matot, kur miegu. Ne, iškristų populincijai. Matot, kur miegu. Aišku, kad ne 5 žvaigždučių viešbutį, o 6 žvaigždučių fūroje. Sakot, kur buvau dingus, kodėl nesirodžiau YouTube'ai. Tai aš jums viską ir papasakosiu iš eilės. Viską kaip yra, taip ir pasakysiu. Bet, o Jėzus Marija. Atsiprašau. Bet esmė ta, kad dabar jau pirmadienis ir reikia pradėti darbą. Reikia keltis. Įsileisti sauliuką į vidų, praustis. Ir pradėti viską pasakoti jum, kaip gyvenimas pas mane vyksta. O vyksta, va taip, kaip matote, su 2 konteineriais. Galėčiau ir 3 prisikabinti, bet kol kas dar neduoda. Didžiausia problema man yra ta, kad aš negaliu filmuoti darbo vietų iš vidaus. Dėl to ir filmukų nelabai yra, bet kažką pabandysim sukombinuoti. Pati sunkiausia šio darbo dalis atidaryti arba uždaryti sugadintus, sufačmakintus, suvarytus konteinerius. Kai atvažiuoji į vietą, kur reikia išsikrauti, išsipurtyti galą, išpurtyti. Aš niekada netidarau tų sugadintų konteinerių, tai man taip sunku, aš taip tampau, bet nepempia ir labai pavargstu. Gerai, išsipurtom šitą. Padėjo gerai, kad visose šiukšlynuose dirba geri labai berniukai, kurie padeda man atidaryti. Tai atvažiavo mažulis su savo kaušu. Ir priekabą atidarė ir dabar šitą atidarė konteinerį. Ok. Išsipurtom. Opa. Gerai, dabar važiuojam, prisikabinsim priekabą, kurią prieš tai jau išsipurtėm. Čia va, ją pasistačiau. Va, stovim. Prisikabinsim ir lėksim tada jau į kitą šiukšlyną. Imsim popierių. Atvežėm malkas, paskui pasimsim popierių, paskui matysim, gal kokį restafalį dar vešim. Stačiau. Kas tu leidų atsidaryt? Tu turi būti visą laiką įėjęs į vidų. Kaip normalus daiktas, viduj turi būti. Pagrindinis darbas vyksta kelyje. Laikausi iš barankos, krapštau nosį, žiūriu per stiklą, per savo ofiso langus, žiūriu ir oh my god, kokia mašina. Pasijaučiau, kai žaisčiau GTA. Norėčiau tokios. Nenusinešti su priekaba, ką nors. Ši priekaba žiauriai geras dalykas. Seka iš paskos geriau negu šuo ir vyras paėmus. Net tie taip nemoka iš paskos sekiot, kaip priekabą sekioja. Taip, kad jeigu norit, kad jūs kažkas sektų, kad paskui visą laiką eitų, įsigykit priekabą. Nu ką, kavytės. Jo, galit nerėkti, neužsidėjus diržo, nes dar su teritorijoje. O kai važinėju po teritoriją, tai turiu tokį dalyką, nežinau, ar negalima rodyti, bet tokį diržo pakaitalą. Pėst, kad nepypintų ir po teritoriją gali savo lakstyti be diržo. O dabar jau viskas. Pakaitalą ištraukiam. Pakaitalas visada yra gerai. O jūs sakot, ne. Noriu dabar kavos, neturiu dar kol kas arbatinuko. Sustosiu degalinį, pasiimsiu kavos. Burna džiūna. Labai nuo to fizinio darbo. Vanduo kaip toli, pizdės. O Jėzus Marija, už 1000 milijonų kilometrų. Nu, pravažiavo, ne? Jo, pravažiavo.
kai dirbi fiziškai laukia, ypač kai ten krušiesi su tais konteineriais, labai nusivandenini, išgaruoja vanduo iš kūno. Tai paskui reikia atstatyti skysčius. Kibiriukas, 2 litrinis. Visi, kas pamato, žvengia. Sako, Leila, blet, sako, tu tiek išgeri per dieną. Sakau, nu, kartais iki pietų jau nebūna nieko. Juokauju. Kartais 2 dienom man tų 2 litrų užtenka. Kartais ne. Tai va, pradėsim viską nuo pradžių, jeigu jums įdomu. Kaip žinojo, dirbau Nortempe. Nenoriu nieko blogo sakyti apie Nortempą, už tai, kad žinau, kad mane žiūri daug labai žmonių ten dirbančių. Ir žinau, kad jie stukalina viską šefui. Taip veikia sistema. Lietuviai mato mane dirbantis, paskui viską pasakoja šefui ir gaunasi taip, kad šefas, nemokėdamas lietuvių kalbos, viską supranta, ką aš kalbu. Tai žodžiu, nieko blogo nesakysiu, bet į Nortempą nerekomenduoju niekam, jeigu tai nėra sutarta, kad tau mokės už dieną. Jeigu sutarta, kad mokės už dieną, nesvarbu, kiek turi valandų, tada gerai, okei, varykit. Bet jeigu moka už valandas, kaip mokėjo man, ir duoda darbo tik 4 arba 5 valandas per dieną, nevarykit, nedirbkit Nortempe. Ir susipykau su šefu, sakau, arba tu man duodi, sakau, valandų darbo, arba aš išeinu. Aišku, šefas nedurnas, jisai sako, tai aišku, kad pisnahu iš čia. Nu ir viskas, ir išėjau iš Nortempo ir galvoju, ką dabar man toliau daryti. Su autobusais negaliu dirbti, nes Norvegijoje neturi tokių firmų kaip Lietuvoje, kad dirbtų vien tik tai su turistais. Norvegijoje vadinasi turistinė firma, bet tu turi vežti kaip paprastas miesto autobusas, lygiai taip pat vežioti visokius mokinius, alkoholikus, darbininkus. Žodžiu, labai neįdomus darbas, tikrai neįdomus. Aš nekenčiu taip važinėti 30 ratų, tų pačių ratų sukti per miestą su mokiniais arba su alkoholikais. Nu, į Lietuvą grįžti bijau, tikrai prisipažinsiu, chebrytė, žinokit, noriu labai dirbti Vilnedoj, ar Kautroj, nesvarbu, Kautra ir Vilneda, bet aš bijau grįžti į Lietuvą dėl to, kad bijau grįžti į Lietuvą. O jeigu vėl baigsis turizmas, vėl uždarys sienas ir man vėl reikės bėgti atgal į Norvegiją? Ne, nenoriu. Aš dar pakentėsiu, dar čia padirbsiu ir pagyvensiu. Tai pradėjau ieškoti, galvoju, nu gerai, tai ką man tada čia dabar dirbti? Ir po galais per pažįstamus radau darbą. Nes Norvegijoje, žinokit, gero darbo negausit, jeigu neturit pažįstamų. Per visus tos skelbimus, per Fin.no, gal įmanomas variantas, iš kokių 15 darbų vienas gal ir yra geras, bet žinokit, kiek aš iškau pati, tai visą laiką būdavo lempa, bet po galais per pažįstamus gavau savo svajonių darbą. Valandų darbo? Va. 13-15 vaikų tik tai dirb, tik noro turėk ir dirb. Miegu vietoj, dirbu vietoj, darbas afigienas, tik tai su konteineriais labai sunku. Nesusitvarkau, neatidarau, neuždarau, blet kaip jo mane nervuoja. O šiaip uniformą, drabužius davė, pinigų duoda, maisto turiu, mašiną turiu, matėte, ne? Manas. Tai, aišku, preferinu Scania, labiau norėčiau dirbti su Scania arba su DAF-u, bet kadangi turiu jau šitą kuilį, man sakė taip chebrytė, kad jį vadina kuiliu. Nu, nepasakyčiau, kad kuilys, ramutis jisai su manim nelenda, nieko nedaro. Tai kadangi dirbu su kuiliu, tai džiaugiuosi ir kuiliu. Bet žinokit, geras šiaip. Aišku, kartais traukos man trūksta. Ypač kai būnu krauta, iki kokių 5 tonų, iki 50. Ir į kalną važiuoji, tai tada jau labai netraukia, labai atsiprašau, labai baisiai vos velkasi ant kokių 30-40, bet normalu, aš taigi ir būnu prisikrovusi visko. Baisiausia, kai esu vežus, tai metalai, dėl to, kad metalai iš karto išderina visą svorio centrą ir mašina visa griūna, va taip iš šonus. O keliai, kadangi nėra taip kelias, kad tai tu tiesus. Lietuvoje, man rodos, irgi, aš nežinau, bet Norvegijoje tai visą laiką visi keliai yra, šonu eina. Tai taip. Tai kai važiuoji krauta su metalu, važiuoji ant PM Max ir dar galvoji, boža, moj, kad tik neapsivers, nes persikreipus, va tai važiuoji ir galvoji, tu pis, dabar kai griūsim.
Okay. Nu tai va, tai žodžiu. Ir ką, ir ačiū Dievui susiradau šitą darbą. Labai iš pat pradžių pergyvenau. Nes galvoju, tikrai aš jo nepadirbsiu už tai, kad viskas nauja. Niekad gyvenime nedirbu su konteineriais, niekad gyvenime nedirbu su priekaba, niekad gyvenime nedarius to, ką dabar darau. Galvoju, nelabai man čia kažkas seksis, tai dėl to nedarysiu video, nes po kokio mėnesio vis tiek mano darbas baigsis. Bet jau 3 mėnuo, kai aš dirbu, prasidėjo 3 mėnuo, baigėsi bandomasis, dabar jau dirbu, myliu, patinka, tikrai jaučiuosi kelių karalienė. Tokia, supranti, didelė, purvina ir kieta jaučiuosi. Nereikia su jokių maistų terliotis ir nereikia po parduotuvės budžiotis. Kaip seksis toliau, nežinau, nieko negarantuoju, nieko nežadu ir bus kaip bus, nieko, kaip sakant, neplanuoju, bet pats geriausias dalykas šitam darbe yra tas, kad mes dirbam pamainom. Bernai dirba 2 savaitės namie Lietuvoje. Aš kadangi turiu dar teisę rinktis, kaip aš noriu dirbti, nes kol kas ant šito kuilio esu viena, tai aš dirbu 2 savaitės dirbu, 1 savaitę laisva. 2 savaitės dirbu, 1 savaitę laisva, bet man tos 1 savaitės užtenka. Aš ir į Lietuvą nuvažiuoju, ir į Stavangerį pas savo sauliuką nuvažiuoju. Visur aplakstau, viską pasidarau, pinigus visus išleidžiu. Viską išleidžiu, grįžtu į darbą tuščia, nuoga ir vėl to patenkinta dirbu, nes aš žinau, kad jeigu turėčiau 2 savaitės laisvas, man tiesiog pinigų neužtektų jom. Va taip ir gyvenu kol kas. Ką čia jums dar papasakot? Ką čia dar primeluoti? Kai čigonka ant ratų gyvenu. Bet esmė ta, kad gerai, kad dar kariuomenės laikais išmokau mišti ant rato, tai nėra problemų. Jeigu ir miegu ne kokioj stotelėj, ne parkingė, ten ta prasme nėra nei tualeto, nei nieko, va kaip šiąnakt miegojau, tiesiog prie firmos, prie miškelio, prie miškiuko. Tai nėra problemų. Išlipu, tik tai įsitraukiu savo pėsiūną, kai vyras. Labai patinka man tas mano vyriškumas, tas manyje, kuris gyvena, kur sako, Lina, tai ką tu ne bachūras, tu nemoki pamišti ant rato, aišku, kad moki, davai, trauk tą savo pimpaliogą ir pamišk. Kaip gražu jau visur darosi, Dieve, jau viskas žaliuoja, viskas tik gražiau. Kaip aš myliu vasarą, kaip aš myliu, kai viskas žali ir kaip aš myliu, kai šilta, net norisi nusirinkti nogai ir rodyti visiems papus. Va taip. Bele, kaip gražu. Išsimaudyti kokį ežeriuką arba jūrą, paplaukyti. Labai. Dangus žydras, kaip mano svajonės. Šiandien kažkokia man gera nuotaika. Pirmadienis pirma darbo diena iš visų 2 savaičių laukiančio. Tai už tai gal dėl to, kad dar pirma diena dar neišsikvėpusi esu darbe. Dar kvepiu namų bandelėm, tiksliau kibinais, nes prieš išvažiuodama kepiau kibinų, galvojau, kad nesigaus, pasirodo labai skaniai gavosi. Taip pat, žinokit, jeigu ką, tai esu kibinų specialistė. Ir kibibių galbūt specialistė. Labiau gal ne. Užsukau į Eso kavelės ir prie kavelės, nors šaldytuvas pilnas, bet vis tiek dar prie kavelės pasiėmiau sumuštinę, nes labai užsimaniau kiaušų, kadangi savo neturiu, tai tenka pirkti kiaušus. Labai faini tokie sumuštinukai, grinai homemade, va kaip mama padaro. Ta prasme, yra agurkiuko, ir pomidoriuko, ir kiaušiniuko, ir visko uždėta. Ir tiesiog, susukta į paprastą plėvelį ir parduoda, man labai patinka. Ir, kas yra labai Norvegijai populiaru,
Norvegai labai patys mėgsta, valgo ir kiekvienoje degalinį gali nusipirkti ir valgyti. Vaplį, vapliukas, širdelės. Norvegai šitas širdelės valgo su rudu sūriu, jų rudas sūris dabar biskriškai pasilydęs, bet jie labai mėgsta tą rudą sūrį. Ir aš jau žinau, kaip Norvegiją pasidariu. Ir man jau tas sūris pasidarė jau senai skanus. Buvau parvežus į Lietuvą paragauti savo namiškiam, tai tie namiškiai taip darė. Nes tas sūris yra ir saldus, ir kartus, ir rūgštus, ir vis vienu... Kiaušai krenta. Tai va, jis labai įdomus skonio, nes jame yra visokių skonių, visokių atspalvių, visokių kvapų ir aromatų. Ne, iš tikrųjų, žinokit, tie, kas esate ragavę, tai jūs žinot, paragavus brunost, tą jau rudą sūrį, arba tu jį myli, arba tu jo nekenti, kaip su alyvuogėm. Dėl to negaliu papasakoti jo skonio, reikia jį paragauti. Važiuojam toliau. Važiuojam krautis popieriaus, papyraus. Kavytės turiu. Diena bus gera. Fantastika. Ir va tai va per dieną 150 kartų išlipti, lipt. Sportas, sveikata. Tik turiu vieną problemą, pas mano priekabai ant manęs nestovi. Lūpas išdžiūvusios. Nifiga nestovi. Pastovi nulinkęs. Dėl to reikia. Turiu pagaliuką. Pasivogus. Ir pasistatėm. O dabar įvažiuosim. Blėt, vos nepisau galvos į priekabą. Būčiau prasiskėlus makufelį, būtų porą dienų išeiginę.
sunkiausias darbas pasaulyje, kokį aš esu kada nors gyvenime dirbus. Bet dienos pabaigoj, tai va taip jaučiuosi. Kai būčiau nežinau ką griovį iškasus, 3 lavonus paslėpusėme, o dar net ne dienos pabaiga, 5:30 vakaro, bet dar ne pabaiga, dar reikia paskutinį išsikrauti ir tada jau galima bus važiuoti ilsėtis. Katastrofissimo, kaip laikas greitai eina. Va taip. Laikas tai šitam darbe va taip. Iš pradžių, kai man pasakė, kad man reiks dirbti su krokbiliu, kai aš vairuosiu šitą kamazą su priekaba, tai aš galvojau, kad man reikės jau teisę sukarpyti. Rimtai galvojau, nafik, kokią aš vairuotoja, jeigu aš su šitą priekabą pirmą dieną negalėjau susitvarkyti. Aš net nežinojau, karočią, kaip jinai valdosi. Nors buvau vairavus visko per savo gyvenime daug, bet pirmą dieną tai buvo ne tik kad tragedija, bet tai buvo visiška katastrofa, kaip tsunamis su žemės drebėjimu ir su žvaigždžių lietum kartu sudėjus. Žodžiu. Bet po savaitės, ne, meluoju, po 3 dienų, jinai man pasidavė. Myliu tave, dabar jinai, žinokit, manęs klauso. Reikia į dešinę, įstumiu atbulom į dešinę, reikia į kairę, įstumiu į kairę. O kai važiuoju į priekį, tai nepakeičiama persekėtoja. Aš dabar, žinokit, nemokėsiu vairuoti šito semiko, ta prasme, puspriekabės. Tikrai nemokėsiu, po priekabos bus pyziukai, kaziukai. Gerai, jungiam ir važiuojam, dar darbas nesibaigė, nu ir kas, kad jau danguje mėnulis, saulė jau eina į pabaigų, bet man dar reikia pasikrauti vienus konteinerius susimesti ir dar važiuoti. Kaip atrodo Norvegijos parkingai, kai važiuoji vakare? Kadangi dabar yra po 9:20. Atvažiavau, galiu vairuoti lygiai 0 minučių. Pizdiec. Ir ką tu žmogų pasakysi. Bet ačiū Dievui, šitas Asko berniukas išėjo, sako, man duok 5 minutės ir aš išvažiuoju. Ačiū tau, sakau, ačiū. Aišku, nelabai man čia gražiai pavyks įlysti. Biški nelabai jaučiu įsitiesinsiu, bet, kažkaip kažką reikia. Gausiu nuo šefo pistai, kad taip vėlai važiavau, bet norėjau kaip geriau gavosi, kaip visada. Sako, 9 tu turi stoti, sakau, žinau, bet 9 valandą nebuvo kur sustoti. Po 9 to labiau nebuvo kur sustoti. Metų darbuotoja 3000. Ačiū Dievui, gavau dušą. Dušas toksai ne pats fainiausias kaip Norvegijoje. Snukis dega, raudonas. Bet visą laimę, kad išsimaudžiau, suplovau galvą, nes buvo plaukai jau mediniai. Ir einam liūlę. Pirmadienis baigtas. Liuliuka. Miegosiu šalia Skanijos. Panašiai atrodo Žekmanas su Skanija. Gerai, sakysit, nepanašiai. Viskas. Atsirakinam savo transporto priemonę. Maiva, pamaiva. Labanaktukas. Jau žinokit, jau beveik netoli 10 valandų. Jau net sutemo. Čiau. Einu į savo būdą. Viešpatie, kas mane į ją įkels. Kaip jūs užlipat į savo būdas, kai va tiek apsikrovę daiktų esat? Oi, ir dar rankoje telefonas. Oi, blėt. Tuoj pamesiu. Va taip ir dušta telefonai po to. Tik pasakiau, kad pamesiu ir iškrito. Ir taip aš jau savo vieno telefono sudaužiau. Teko imti naują. Pasiėmiau vėl Samsungą, nes įsimylėjusiu su Samsungus. Vėl išsimokėjimui. Tai dabar, žinokit, mažiausiai 3 metus negaliu nedirbti ir negaliu užsilenkti. Nes užsirakinam. Kur mano? Čia padaryk. Kodėl neužsirakina? Alio. Palauk. O, čik. Tai va, negaliu mirti mažiausiai 3 metus, nes reikia telefoną išsimokėti.
Po galais, švari. Taip. Kojas ištiesti. Miau. Paskaityti knygą ir miegot. Turiu nedaug laiko miegui, nes kelsiu 6 valandą. Darysiu tik tai 9 valandų pertrauką už tai, kad reikia skubėti vežti šiukšlės. Šliukšlės. Labanakt.